Sveikas, Audriau. Sveikas, Algi, sveiki visi. Taip, Audrius studijoje yra klausimas štai tokio klausimo. No. Tu esi parašęs Facebook'e, idėjas Facebook'e vertimą iš kažkokio straipsnio ir žadėjai plačiau apie tai pakalbėti. Jo. Tai kaip vakarai praleido savo šansą pergalį Ukrainoje. Čia dabar iš vis ateina tas laikas, kai daugybė žurnalistų, kurie ir šiemet ir pernai dirbo Ukrainoje, tame tarpe dirbo su Zelenskiu, pradeda jau leisti nebe straipsnius, o knygas. Vienas bus čia artimiausiomis savaitėmis turėtų išeiti Simono Šusterio knyga. Aš jau ją užsisakiau Amazonę, supranti, kad man, kai sakoma, pirmajam atsiųstų. Jeigu bus įdomu, padarysim recenziją. Ir šalia to taip pat išeina ir Wall Street Journal žurnalisto pavardė berods Trofimovas. Dabar bijau sumeluot. Okay. Bet tarsi rusišką pavardė, bet jisai gyventis Amerikoje, ten pakankamai seniai. Irgi knyga apie karo pirmus metus ir panašiai. Ir čia tas įdomus toksai dalykas, kad nors jisai Wall Street Journal, bet knyga matosi tikrai gera, aš pagal tą ištrauką sprendžiu. Ir jos gabalą įsidėjo Washington Postas šią savaitę. Aš jį perskaičiau, šalia to, kad jisai gerai parašytas. Man, supranti, iš karto kirto per akis dalykai, apie kuriuos mes esame kalbėję laidose. Ir pirmais karo metais, ir pernai, žinai, ir kurie mums kėlė daug klausimų, kuriuos mes neturėjom galutinių atsakymų, o tai yra apie tai, kas trukdė. Ir kas painiojo, žinai, ir kodėl ten visokie šarapai rašinėjo, supranti, straipsnius, kad negalima duoti Ukrainai ginklų, arba kad negalima leisti Ukrainai nugalėti ir panašiai. Ir čia susideda viena krūva. Pirmas dalykas šito, ta knyga, kuris tiesiog rašo vos, jis ten jau nerašo dienomis, bet jis rašo mėnesių tikslumu. Ir tai leidžia suvesti, kaip kas vyko. Yra dar toks vienas dalykas, žinai, geras žmogus parodė pirštu, kad Amerikoje Baltųjų rūmų administracija prispausta, spaudžiama stabiliai ten to įstatymo dėl viešos informacijos, ar valstybinės informacijos viešos prieigos. Jie deda, aišku, su pavėlavimu, bet jie deda Baltųjų rūmų lankytojų sąrašus. Ir tada, supranti, tu paimi šitą tekstą, kur pasakoma, kaip Zelenskis ir Zalužnas, galima sakyti, kaip daužėsi tiesiog į stiklą, kaip musės ar bimbalai, supranti, reikalaudami, prašydami, maldaudami iš amerikiečių duoti ginkluotės, dar kažką tai, supranti, ir jie nieko negaudavo. Iš kitos pusės mūsų taip pat nekartą aptartus Rand Corporation vyresnio ir vyriausiojo tenai bendradarbio Semio Čerapo arba Semio Harapo. Nes jisai, jo tėvas, akivaizdžiai, Harapovas buvo koks nors, ar Harapovičius. Visų tų tekstų, kuriuose jisai, aš jau minėjau, žinai, kur ten buvo, žinai, kad negalima duoti Ukrainai ginkluotės, kad moderni ginkluotė niekaip nepadės Ukrainai apsiginti, kad negali būti kalbos apie pergalę, kad karas yra nelaimimas ir panašiai. Ir šitų to paties Šarapo, supranti, apsilankimų Baltuosiuose rūmuose grafikų. Tu žinok, Algi, sugulė. Va taip sugulė, supranti, kad jeigu aš būčiau ukrainietis, Budanovas koksai, žinai, tai aš jau siūščiau, supranti, operatyvininkų grupę, supranti, švelniam pokalbiui su ponu Čerapu. Nes nusipelnė. Aš tiesiog, žinai, aš dabar skaitau tą tekstą, knygos tekstą. Invazijos dieną sakytoje kalboje Putinas grasino neįsivaizduojamom pasiekmėm, jeigu vakarai bandys padėti Kijevui. Nuo pat pirmųjų karo dienų Baltųjų rūmų svarbiausias prioritetas buvo neperžengti Rusijos raudonųjų linijų, neišprovokuoti tiesioginės Maskvos ir NATO konfrontacijos, ypač branduolinės. Taip, čia mes dabar pasiimam pono Čerapo apsilankimus Baltuosiuose rūmuose. Ir matome, kad nuo 21 metų vėlyvo rudens, tai yra kada Putinas pradėjo
tą tiesioginį šantažą vakaram, atsiminti tos ultimatumai NATO, išvesti pajėgas iš Baltijos šalių ir kitų dalykų, tenai panašiai. Tai Čerapas lankėsi Baltuosiuose rūmuose lapkričio 23, gruodžio 28, 22 metų vasario 9 dieną ir kovo 25 dieną. Tai yra iš esmės per šitos 1, 2, 3, per tos 3 mėnesius prieš karą Čerapas buvo Baltuosiuose rūmuose 5 kartus, o kaip taisyklė ateidavo arba viens ant vieno šnekėdavosi su pagrindiniais Baideno patarėjais Rusijos politikos klausimais, čia konkrečiai turime galvoje Erikas Grinas, Kimberly Lang, Ward Dickinson, va šitie žmonės, arba tenai būdavo grupė, 5 žmonės maksimum. Tai būdavo siauram ratelėje susėdamas, supranti, ir tariamas. Ir mes atsiminam, kad vienas iš pagrindinių Čerapo lozungų per visą šitą laiką buvo, kad Rusija yra branduolinė valstybė ir vadinasi, su branduolinė valstybė, supranti, negalima elgtis taip, kaip su visom kitom. Nes jinai yra neįveikiama. Tvarkoj, vėl grįžtam prie teksto. Vėlgi, kaip sakau, ne mano rašyto. 22 metų Liepą nuvykau, čia autorius rašo, nuvykau pas Zelenskį jo tvirtovę primant jų biurą Kijeve. Ukrainos prašymai dėl vakarų tankų, kovos mašinų, kovinių lėktuvų ar priešlėktuvinės gynybos sistemų Patriot buvo nuosekliai atmetami, daugiausiai dėl baimės, dėl Maskvos reakcijos. Zelenskis rodė savo susierzinimą dėl Vašingtono, kuris pats save supančiojo dėl savo paties nustatytų raudonųjų linijų. Jis nepriėmė baimės, kad Rusija gali eskaluoti situaciją, nes kaip Ukrainos pareigūnai nuolat kartuojo savo amerikiečių kolegoms, Rusija prieš Ukrainą jau panaudojo visus savo ginklus, įskyrus branduolinę bombą. Ką dar ji galėtų padaryti? Tačiau Jungtinės valstijos ir toliau rimtai vertino Rusijos branduolinius perspėjimus. Ukrainiečiai jau kovojo savo egzistenciją, tačiau Jungtinės valstybės turi ypatingą pareigą išvengti branduolinio karo, kuris visiems laikams užbaigtų visą gyvybę Žemės planetoje, sakė man aukštas Pentagono pareigūnas. Tai čia vadinasi Liepa, už praeitų metų. Grįžtam į Čerapo apsilankymus Baltuosiuose rūmuose. 12 metų sausis, vasaris, kovas, balandis, sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis. Birželio mėnesį Samuelis Čerapas lankosi Baltuosiuose rūmuose kaip savo darbovietėje, kas savaitę. Ir susitinka jisai su tokiu Vadi Pranai. Tai yra, jisai vadinasi specialusis prezidento patarėjas, Nacionalinio saugumo taryboje atsakingas už branduolinį sulaikymą, planavimą Rusijos ir Kinijos klausimais. Ir sakant, tai yra žmogus, kuris atsakingas už branduolinę Baltųjų rūmų politiką. Ir va su šito žmogumi, supranti, Samuelis Čerapas ir šneka apie tai, kad mes beje šnekėjom, ten Rand Corporation, kaip tada buvo, supranti, ten tekstas apie galimas branduolinio eskalavimo kopėčias ir kitus dalykus, kur buvo suvedama į tai, kad belenkaip kaip ten žiūrėsi, supranti, bet pagal Čerapą tai Rusija vis tiek gali panaudoti branduolinį ginklą. Ir prašom, supranti, ir visas šitas dalykas, ką Čerapas pas save rašė, jisai išvirto, supranti, į Baltųjų rūmų politiką, įskaitant rugpjūčio mėnesį, įvyko didžiulis pasitarimas, 86 žmonės dalyvavo ir truko jisai 10 valandų, tai yra jisai prasidėjo rugpjūčio 9 dienos 13:30, baigėsi 23:59 iki vidurnakčio. Dalyvaujant prezidentui ir dar 85 asmenims. Samuelis Čerapas, galima suprasti, buvo vienas pagrindinių pranešėjų. Ir kada kiek laiko trunka susitikimas ir dalyvauja tiek žmonių, tai algi žinok, aš, žinoma, kai sakoma, lažybų nekirsiu, nes manęs ten nebuvo. Bet aš turiu tarimą, kad tai buvo vadinamasis stalo žaidimas. Tu minėjai simulaciją karo? Jo, kad tai buvo karo veiksmų simulacija. Nes kam dar gali būti reikalinga 86 asmenys?
Baltuosiuose rūmuose prezidento akivaizdoje. Nu pats supranti, žinai. Tai čia iš esmės, tik visas Baltųjų rūmų stafas buvo susirinkęs, čia turėjo būti ir Pentagonas, čia turėjo būti ir gynybos ministerija. Čia, Tai be abejo, ne? Ja, supranti. Ir vat po to, supranti, vėlgi grįžtam prie teksto. Vašingtone baimė dėl Rusijos branduolinių ginklų eskalavimo tą savaitę, čia kada, turime galvoje, kada buvo struškintai Rusai buvo Charkovo srityje. Čia čia veiksmas yra, vadinasi, rugsėjo vidurys. Pasiekė aukščiausią tašką. Jungtinių valstybių žvalgybos vertinimais Putinas galėjo svarstyti branduolinio smūgio galimybę pagal 3 scenarijus. Vienas jų didelis puolimas prieš pačią Rusiją, dalyvaujant NATO, kitas galimybė prarasti fizinę Krymo kontrolę, trečiasis, pasak aukšto rango Pentagono pareigūno, buvo Ukrainos pergalė mūšio lauke, kuri visiškai ir galutinai sužlugdytų Rusijos kariuomenę taip, kad Rusijos valstybė pajustų egzistencinę grėsmę. Vat atrodė, kad 22 metų rudenį Charkove ir Chersone sutriuškinta Rusijos kariuomenė atsidūrė ant tokio žlugimo slenksčio, o tai buvo ta aplinkybė, kuri tuo kritiniu momentu dar kartą pristabdė Amerikos pagalbos Kijevui tiekimą. Baideno administracija kreipėsi į Maskvą dėl deeskalacijos ir nacionalinio saugumo patarėjas Džeikas Sullivanas kreipėsi per Amerikos televizijas tiesiogiai. Mes tiesiogiai privačiai labai aukštų lygių pranešėme rusams, kad Rusijai bus katastrofiškų pasiekimų, jeigu jie panaudos branduolinį ginklą Ukrainoje, sakė jis. Tai turint galvoje, kad kaip pagal kitus to metų pranešimus, tų mėnesių pranešimus, buvo pabrėžiama, kad Amerikos žvalgyba neturi nemato jokių požymių, kad Rusija bent kiek būtų realiai fiziškai padidinus savo branduolinių pajėgų parengtį. Žodžių buvo daug, veiksmų nebuvo. Bet įvyko tai, kas moksliškai vadinasi sinergija. Tai yra tokie žmonės Vašingtone kaip Čerapas, Sullivanas, tas iš P raidės indusas, kuris atsakingas už branduolinius klausimus. Iš kitos pusės Putinas su savo rūsčia kalba, kad aš dabar įjungiau, supranti, į Rusiją, tenai Charkovo, tenai dar ten kažkokia sritis, kurias jis iš dalies buvo užėmęs, ir čia maždaug Matuškarasėje jau bus. Ir jeigu kas, mes panaudosim visas savo priemonės ginti savo... 5 kažkur jisai... Jo, 5, žinai. Mes panaudosim visą, supranti. Įvyko sinergija, supranti, ir ta sinergija buvo nešta ant stalo pas Baideną. Ir pasakyti, kad Jėzus Marija, jeigu mes toliau duosim ukrainiečiam ginkluotę, jeigu mes duosim tai, ko ukrainiečiai nori, supranti, atakamsų, tankų, F-16 ir dar kažko tai Rusija pradės branduolinį karą. Mes branduolinio karo nenorim, mūsų pareiga išvengti branduolinio karo, nes ukrainiečiai mes turim ginkluotės neduoti. Žinai, Algi, aš kadangi truputėlį žinau, kaip tie žaidimai žaidžiami, nes kaip danguje, taip ant žemės, supranti. Ar Lietuvoje, ar Amerikoje, žinok, tie visi baletai aplinkui prezidentą, ar kitus sprendimus priimančius asmenys. Jie, žinok, panašiai šokami. Aš atsimenu, kada skaičiau, beje, visiems rekomenduoju, tą daugiatomį apie Jacką Ryaną, Jėzau, autorius kas? Tom Clancy. Tom Clancy. Ir tenai buvo berods Clear and Present Danger, arba Some of All Fears, aš tiksliai nesimenu, kuriam tam iš tomų. Bet kur buvo prašomi intrigos Baltuosiuose rūmuose. Aš juos skaičiau, žinok, aš žvengiau. Nes tai buvo viens prie vieno, kas dėjosi tuo metu Lietuvoje, žinai, kur aš pats dalyvaudavau, žinai. Nes kas sakau, žinai, kaip danguje, taip ant žemės, visur vienodai, žinai. Visur makaronai pakabinami, visur žurnalistai, supranti, kviečiami gauna dalinę informaciją, visur tada, žinai, pakišami prezidentui netikėtai, žinai, pasitaikė, žinai, praeinantis pro šoną, žinai, patarėjas, dar kažkas tai tokio. Tai man žiūrint tuos lankymo grafikus visus Sullivano, bet ir ne vien Sullivano, ir Kapčianas, jo bendramintis, irgi ten, žinai, tiesa mažiau jis vaikštinėjo, nes Semlis Čerapas, ten matosi iš vis, žinai, jisai užsisako iš vakaro leidimą, kitą dieną, suprantys, jau gauna, žinai, leidimą į Baltuosius rūmus. Čia, žinai, tas Rusija turi gerą terminą, vis dehodas, žinai, toksai. Kad jau kam, bet maždaug Samueliui tai durys atviros. Kas jau visiškai nestebina, kadangi jisai
kaip ir Sullivanas, jie abu yra Hillary Clinton kreatūros valstybės departamento, žinai, kartu dirbę ir visiškai natūralu, kad pas visus Sullivano patarėjus, padėjėjus pasižinė, tiesioginis praėjimas. Paskui man tai klausimas, žinai, ar Čerapas ateidavo su savo idėjom pas Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo tarybos darbuotojus? Ar jie jį pasikviesdavo, sudėliodavo tam tikras mintis, kurias jie norėtų per jį paleisti į viešumą? Ir paskui ateiti, žinai, padėti ant stalo tam pačiam Bidenui arba šitai, buvo tam vienas susitikimas buvo ar du ir su šita viceprezidente Kamala Harris ir jos tam patarėjai, žinai. Nors matosi pagal viską, kad jinai ten buvo tokia nekotiruojama, žinai. Kad ateit, žiūrėk, Rand Corporation rašo, New York Times straipsnis, Foreign Affairs straipsniai, žinai, reikėtų šitaip. Ir žinai, sakau, aš su žvakutį nestovėjau, bet aš žinau, kad taip daroma. Ir dar vienas dalykas. Kai mes čia sėdėjom, užpernai, žinai, strategavom, supranti, kur galėtų būti pagrindinis ukrainiečių puolimas 2022 metų vasarą, kada jie tenai daugmaž, kaip rusai užėmė Lisičianską, bet ten daugmaž stabilizavo frontą, žinai, ir buvo klausimas, žinai, kur toliau vasarą vėlgi. Tai vėlgi, kaip rašo, žinai, šitas Wall Street Journal žurnalistas savo knygoje, tai Wiesbadene Vokietijoje buvo susirinkę ukrainiečių, Amerikos, Didžiosios Britanijos generalitetai, žinai, bazėje. Ir ten, žinai, ilgai, žinai, planavo, kur kaip ką. Ir Zelenskis, kaip Zalužnas sakė, kad reikia Zalužnas, kad reikia smogti link Azovo jūros Zaporožės srityje. Tiksliai ten, kur mes paaišėm, užpernai, ir ten, kur praeitais metais vyko tas nepavykęs puolimas. Ir situacija tuo metu buvo ideali, nes po kelis mėnesius trukusių nuostolių rusai buvo pasitraukę nuo Kijevo ir Charkovo. Ukrainoje buvo likę 100 000 kovoti gebančių rusų. Putinas, nenorėdamas pripažinti, kad jo specialioji karinė operacija vyksta ne pagal planą, atmetė visus generolų reikalavimus mobilizuoti rezervistus. Rusija buvo silpniausia, kokio jinai galėjo būti per visą šitą karą. Geresnės progos duoti lemiamą smūgį galėjo nebebūti. Pasak Zalužno padėjėjų, tam, kad Ukrainai pavyktų pasiekti sėkmę, buvo paskaičiuota, reikėtų apie 90 papildomų haubicų ir pakankamą amunicijos kiekio. Na, čia aišku, skamba juokingai, aš manau, kad būtų 180 reikėjo, žinai. Bet belenkaip tai buvo, tai buvo nekiekis. Ja. Tačiau sąjungininkai nebuvo tuo įtikinti, jie teigia, kad Ukrainos kariuomenė dar nebuvo pademonstravusi gebėjimų vykdyti puolamąsias operacijas, ypač didelės operacijas, reikalaujančias sudėtingo kelių brigadų veiksmų koordinavimo. Ir amerikiečiai reikalavo Chersone surengti kuklesnę operaciją. Zalužnai nesutiko, turime pulti ten, kur reikia, o ne ten, kur galime, sakė jis. Tačiau be prašomo Amerikos ginklų ir šaudmenų paketo puolimas Zaporižėje buvo neįmanomas. Todėl ukrainiečiai sutelkė dėmesį į Chersoną ir Charkovą. Na ir kaip žinoma, supranti, Charkove iš vis įvyko stebuklinga operacija, kuri beje, kaip čia vėlgi teigiama to žurnalisto, labai išgąsdino amerikiečius. Nes būtent jie pamatė, kad rusai griūna, bėga, supranti, ir Jėzus Marija, dabar jie tuo ištrauks branduolinį ginklą. Ir tada buvo išjungtas tiekimas. Čia yra kitas dokumentas. Respublikonų partija, Senato ir atstovų rūmų respublikonai iš gynybos, užsienio reikalų ir dar vieno profilinio komiteto, dabar nesimenu pavadimą, šitų trijų, žinai, kurie atsakingi už karinius ir užsienio reikalus. Ja. Jie padarė ten tą vadinamą Ukrainos pergalės plano apmatus, o šalia kitų dalykų ten yra surašyta tiesiog kaip Bideno administracija sabotavo reikalingos ginkluotės tiekimą. Ir ten yra pastebima, kad būtent
22 metų rudenį administracija nepanaudojo galimybės pateikti Ukrainai ginkluotės už $2,6 milijardo, kurie buvo sankcionuoti Senato. Čia buvo praleista. Ir tai būtent spalis lapkritis. Čia jau po Lend-Lizo paskelbimo, kas buvo Liepą. Taip, jo. Ne, tai čia buvo, kai jau Lend-Lizas ėjo irgi į pabaigą, bet jie turėjo galimybės tiekti, supranti, bet būtent kadangi tada būtent subirėjo Rusų frontas, supranti, ir Charkovo srityje, ir šitam Chersone, tai tiesiog nutraukė tiekimą ginkluotės. Gal Putino toks užtikrintas elgesys, gal dėl to ir yra toks užtikrintas? Taip, jisai, žinai, pratęsant. Tam straipsnė to nėra, bet yra Baltųjų rūmų lankymosi žurnaluose. Atsimeni, mes irgi nekartą kalbėjom apie tokį Robertą Haasą. Amerikos, kaip jis ten vadinasi, užsienio reikalų tarybos pirmininkas, jisai buvęs valstybės departamento aukštas pareigūnas. Dabar jisai, tipo think tankė, žinai, vadovaujantis. Jis jau ten jau kadangi senelis, tai jisai garbės pirmininkas, bet realiai, žinai, jisai kaip antras Kissingeris dabar toksai pasidaręs. Ir čia pernai Liepos, man atrodo, pradžioj buvo parašyta, dabar nesimenu, kuriam leidinėje Amerikos, apie tai, kad apie tas užkulisinės darybas, tada back channel, žinai, į Maskvą, kur dalyvauja, kad grupė buvusių valstybės departamento pareigūnų periodiškai susitikinėja su Lavrovu ir kitais įtakingais Rusijos asmenimis, ten jie skrenda į Maskvą, žinai, arba ten neutraliuose teritorijose ir šnekasi maždaug, kaip būtų galima prieiti prie taikos Ukrainoje. Ir buvo kaip pagrindinis veikėjas vardintas tas Haasas. Na ir buvo aiškinama, kad Haasas, kaip jis ten skraido, kaip privatus asmuo. Jis think tanko direktorius, žinai, supranti, jis tenai varinėja ir panašiai. Bet įvedė, supranti, į Baltųjų rūmų, atimti klausimą Haasas. Randi Richard Haas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kartai nuo 21 metų gegužės iki 23 metų kovo. Čia reikia turėti galvoje, kad pranešimai apie tuos apsilankymus, jie atsiranda ne iš karto. Ten kai kurie kraunam ir pusmečių vėliau, žinai. Taip, kad ar jisai nesilankė dar ir vėliau, čia klausimukas yra. Okay. Vėlgi, kas yra įdomus. Iš tų 9 apsilankymų jisai 3 kartus ištekėjosi su Baidenu asmeniškai, 1 kartą su Kamala Harris, na ir likusius kartus ten jau su jų patarėjais. Bet tai žinai, kada tu, būdamas tipo į pensiją išėjęs valstybės departamento tarnautojas, 3 kartus susitinki, žinai, su prezidentu asmeniškai, ir tie susitikimai vyksta prieš pat karą. Tai yra, susitikimai buvo 21 metų gruodžio pradžioj, paskui sausio vidury, 2 kart paeiliui. Arba čia buvo pranešimai, tik neskeista, kad čia sudvejintas, ko gero, žinai. Bet belenkaip, supranti, jisai prieš pat karą, supranti, kai jau ėjo visi ten tie išminėti Rusijos ultimatumai ir Amerikas ir Baidenas aiškindavo, žinai, kas antrą dieną, kad mes maždaug ginsim kiekvieną NATO colį, supranti, bet nieko daugiau, žinai. Tai ponas Haasas, supranti, neišlysdavo iš Baltųjų rūmų ovaliojo kabineto. Ir vėlgi, kas yra įdomu, kad jo oficialiai skelbtas paskutinis apsilankymas Baltuosiuose rūmuose įvyko praeitų metų balandžio 27 dieną. Tai yra maždaug tuo metu, kaip pagal žiniasklaidą ir prasidėjo tie visi, žinai, užkulisiniai pasikalbėjimai su Lavrovu ir kitais. Vėlgi, kas yra įdomu, kad informacija apie tą apsilankymą Haaso Baltuosiuose rūmuose turbūt paskutinį, žinai, buvo viešai paskelbta pernai Liepos 30 dieną, tai yra praėjus 2 savaitės po to, kai pasirodė straipsnis apie tai, kad Haasas užsiiminėja, žinai, užkulisiniam derybom.
Tai yra, žinai, būkim biedniai, bet teisingai, pagal visas vaizdas rodo, žinai, kad dėrybas užkulisinės vedė, iš esmės, ne Hasas kažkoks, jo vedė Bideno administracija. Nes aš puikiai suprantu, kad Lavrovas susitikęs su, kad kai ateidavo Hasas pas Lavrovas, sakydavo, labą dieną, žinai, aš pernai čia 3 kartus su Bidenu šnekėjausi apie mūsų reikalus. Tai pokalbis yra visai kas kitas, žinai, jeigu ateidavo Hasas, sakydavo, labą dieną, čia nuo Amerikos užsienio reikalų tarybos. Mes viską suprantam, žinai, kaip tai darom ir kaip tai yra. Ir beje, vėlgi mes apie tą Hasą mes irgi kalbėjom ne kartą ir ne du, žinai, laidose. Jisai yra tas, kuris paskelbė, kad ukrainiečiai turėtų iškeisti savo žemės, rusų užimtas žemės į taiką. Ir kad Amerika, kuri kaip viena pagrindinių Ukrainos donorių, jinai turi pilną teisę pareikalauti iš Ukrainos daryti tai, ką jinai mano esant reikalinga. Ir prastai ciniškai supranti, mes jūs išlaikom, kas yra teisybė. Jūs darote, kas mums reikalinga, žinai. Taškas. Ir kada dabar, žinai, visi čia verkia, kad vaizdas tumarėje, supranti, respublikonės demokratai susipyko, žinai, ir Ukrainą ant ledo paliko, tai palaukit, mylim ponai, Ukraina buvo palikta ant ledo, žinai, dar užpernai. Ciniškai, paprastai, supranti, pagal Semlio Čerapo ir Richardo Haso, taip pat Kupčiano, supranti, ir kitų, žinai, surašymus, Rand Corporation, New York Times, Foreign Affairs ir visur kitur. Tai buvo, supranti, jie visiškai sąmoningai laikė ukrainiečius ant pusbadžio dietos, tai yra, kada jau tenai rusai per daug pasistumėdavo, supranti, duodavo tenai 14 šitų HIMARS paleidėjų, kad jie stabilizuotų frontą, ką jie padarė. Aš atsimenu, tada buvo šnekama iš Ukrainos pusės, kad kada HIMARS atsirado, čia buvo 22 metų Liepa rugpjūtis. Nes kaip dažnai, kai buvo sėkmingas puolimas rusų ėjo, ir tie HIMARSai jį sustabdė. Kad norint, tvarkoje sustabdyti frontui pakankai, kiek ten gauti, 15 tų mašinų gavo berods. Tai bendrai paėmus su tuo tas vikšinis. Ne, tai paskui tai čia jau, žinai, Britai ir Prancūzai dametė, žinai. Bet kalba apie 20 HIMARS. Tai vis tiek, pakankamai juokingas kiekis žmonių. Taip. Tam jie buvo pasiskaičiavę, kad jeigu jie turėtų dar bent 20, supranti, jie galėtų pralaužti frontą. Turint galvoje, kad tuo metu HIMARSai dirbo absoliučiai... Be GPS slopinimų? Jo, kai jie kaldavo, supranti, iš esmės 50 cm tikslumu, žinai, kur reikia. Ir jeigu dar jie būtų dar davę tada takamsus, kur... Va, tai... Tai aš sakau, įeis į istoriją kaip vakarų išdavystė. Taip, čia tiesiog nesupranti. O tas dalykas yra siūtina, žinai, reikia suprasti, ko mes turime reikalų, žinai, Vašingtonė, žinai. Nes jei ciniški supranti, pizdukai švelnus žodis, aš net nesugalvoju, kaip juos pavadinti. Tai gal Haley pakeis, ką nors, jeigu laimės. Koks tenės vardas? Haley, ne? Turiu galvoti šitą kandidatę nuo... Čia pasisakė neseniai respublikonai. Nu jo. Tai sąžininkai normalūs respublikonai turėtų būti už ją, ne už susikompromitavusią galutinai Trumpą. Žinai, aš to pasakysiu. Visi... Nikki Haley, kaip ne? Nikki Haley. Ja, aišku, jos originalus vardas kitoks, bet tiek to, žinai. Esmė ta, kad visi šitie konkurentai Trumpui yra be šansų. Ir čia gali tenai būti, ten dabar visi baisiai tikisi, kad pirmadienį Ajovoje tenai galbūt, žinai, Nikki Haley pasirodys gerai. Pasirodys gerai, tai reiškia, jinai priartės kažkiek tai prie Trumpo. Bet tai, čia, žinai, iš serijos, supranti, ar Vėgėlė nugalės šitą kaip jį, kaip prezidentas, Nausėda, ar ne? Ar Vėgėlė? Gal priartės kažkiek tai, bet nenugalės. Neturėtų, nedaug dėšė. Ne, tai kad šansų nėra, supranti, tiesiog dėlionė tokia. Už Vėgėlę, supranti, Vėgėlė gaus kokius 20-25% ant tų visų, žinai, piktų, nusivylusių viskuo, kurie jau netikė net visom opoziciniam partijom, žinai, kurie grinai tokie, kurie tiesiog pikti. Bet yra labai ribotas, žinai, kiekis, supranti, kuris gali būti, žinai, o visą kitą tai... Ja.
Čia kažkaip nuslydom į Lietuvą, bet tiek to suprantu. Bet tai lygiai tas pažinės Sniuki Heili, tada ir kaip stojo Desantis, kur buvo, aš nerodė, toksai vaisiai perspektyvus, suprantu, paskui, liko su savo Florida. Tai visos Amerikos Me Too feministės ją jums ir išstums. Kaip? Visos toj feministės Amerikos Me Too išstums ją, nes jinai moteris, tai pagal išorinius lyčius organus. Nežinau, supranti. Pas leftistus yra kaip, supranti, tu turi būti savas. Tada nepriklauso, kokie pas tavo organai yra, žinai. A jeigu tu esi svetimas, tai vėlgi nepriklausomai, kokie pas tavo organai būtų, tu nebūsi priimtas. Leftistai, taigi jinai respublikonė, čiagi būtų jų elektoratas. Ai. Susipainiai turbūt, ne? Ne, aš tas... Kiek man, žinoma, žiūrėk, gerai, nes nepulkim čia ginčytis, kiek pasiekė mus paskolos iš užbalos, kad daugybė demokratų irgi nusivylę Bideno ir jie visai mielai balsuotų už tą pačią Heilį. Tai, žiūrėk, pagal naujausius gandus, kuriuos aš skaičiau šįryt Twitterio juostoje, tai Ajovoje demokratai registruojasi kaip respublikonai tam. Tai gyventojai. Partijų nariai? Jo, kaip tai. Ar palaikytojai partijos? Žiūrėk, tu nėra partinės narystės. Tai yra, tu registruojasi, supranti. Kvailai užklausiau, sorry, jo. Tu registruojasi, arba tu esi maždaug tipo respublikonas, arba tu esi demokratas, arba tu nepriklausomas, žinai. Ir tą registraciją tu gali pakeisti bet kada, žinai. Tai va, supranti, bet kada, pavyzdžiui, primaries būnant, arba tie pirminiai, žinai, tai va, tu dalyvauji tik tai tie, kurie registruoti, supranti. Tai va, teigiama, kad demokratai registruojasi kaip respublikonai tam, kad jie galėtų rytoj už Nikki Haley balsuoti. Gal tiesa, gal... Sakai, rytoj specialiai, čia rytoj bus? Rytoj, tai jie bus naktį iš pirmadienio į antradienį mūsų laikų. Čia bus Iowa's primary. Supratau. Va, ir, ten tipo, žinai, kad jie ten, žinai, tegul būna, žinai. Aš to pasakysiu, jeigu mes kalbame apie Ameriką ir kas ten dedasi, man daug labiau, žinok, suneramino, kas dedasi Teksase. Nes ketvirtadienį Teksaso kariuomenė valstybės. Taip, Teksaso kariuomenė. Nacionalinė gvardija, ne? Ir tie state trooperiai, žinai, ir rangeriai. Rasime visos ginkluotosios pajėgos, kurios yra Teksaso pavaldume. Jie paprasčiausiai ten buvo tokios kelios vietos, pro kurias nelegalai plūsdavo iš Meksikos į Teksasą. Arba į Ameriką, sakykim taip. Ir tas vietas saugojo federalinė pasienio apsauga, kuri yra pavaldi Bidenui. Ir paprasčiausiai nustūmė, pasiuntė velniop, supranti, federalus. Patys asistojo ant sienos, nes matai, kaip jie buvo prieš tai, jie buvo ten ištempę koncertinos užtvaras, kaip mes, su Baltarusija. Bet šitie, žinai, federalai atėjo, pradėjo karpyti, supranti, nes taip, žinai, ko jūs čia, žinai, tempet, čia maždaug mūsų teritorija. Teksasiečiai pasakė, ne, čia yra mūsų teritorija, nes... Vėliavos neiškėlė konfederatų? Turėjo kažkas iškelti? Ne, tik pas jos operacija vadinasi vieniša žvaigždė. Tai yra Teksas simbolis, ne vieniša žvaigždė. O matai, ten yra teisinė kolizija. Nes iš vienos pusės Jungtinių valstybių sienos apsauga, jinai yra federalinės administracijos žinioje. Iš kitos pusės valstybės sienos apsauga, teritorijos apsauga yra valstybės žinioje. Ir man supranti, ir Teksaso gubernatorius sako, taip, supranti, tvarkoj, žinai. Federalai, žinai, jie kaip ir turėtų saugoti sieną, bet jie jos nesaugo. Ir visi nelegalai eina pas mus. Mes saugom savo sieną, žinai. Ir pirmam teisme Bidenas padavė, Bideno administracija padavė juos į teismą, pirmoje instancijoje pralaimėjo, jie padavė apeliaciją, antroje instancijoje maždaug jie kaip ir laimėjo, dėl to įvedė savo tas pajėgas, dabar Bideno administracija padavė juos į aukščiausią į teismą. Žiūrėsim, kas tenai bus toliau, bet faktas tas, kad Teksasas panaudojo ginkluotą jėgą. Taip, kol kas nešaudoma, žinai. Bet, žinai, pilietinis karas irgi prasidėjo ne nuo šaudymų, žinai. O buvo klausimas dėl valstybių teisių. Ar turi, žinai, federalinė administracija Vašingtone reguliuoti, ten ar pietinės valstijos gali turėti pas save vergvaldystę, ar negali turėti vergvaldystės.
Ir kaip irgi buvo teisiniai ginčiai, buvo tada Rėtinos kongrese, na paskui viskas dėjo iki karo. Aš niekada iš vienos pusės supranti ginkluoti federalai, iš kitos pusės ginkluoti teksasiečiai. Tvarko, tai visi vyrai protingi, žinai, kol kas nešaudo vienas į kitą, bet žinai, situacija yra tokia. Ir tai yra didelis paaiškinimas, kodėl supranti, ten šitas klausimas dėl nelegalios imigracijos yra taip užkaitęs kongrese. Tiesa, pasigirsta optimistinių gaidelių, kad demokratai lygtai pasiruošę nusileisti. Dieve duok, No. Ir tiesą sakant, čia tada reikės dėkoti šitam Teksaso gubernatoriui, nežinau jo pavardės. Chuck Norris. Kas jis bebūtų, okei. Ne. Kuris, žinai, šitaip, kas sakoma, užkėlė statymus. Nes, žinai, aš jau suprantu, klausyk, jeigu ten per mėnesį beros, aš dabar bijau sumeluoti, kad per mėnesį 400 000 ateina. Apskritai per visur. Okay. Ne, aišku, pagrindinė masė eina per Kaliforniją, kur Kalifornijoje iš vis juos ten, žinai, griebė iš vandens ir padeda išlipti. Bet Teksasas viena iš tų, kuri turi ilgiausią sieną. Teksasas bero 100 000 per mėnesį. Čia labai daug. Net kaip tokia daug. Jis jos anksčiau kraudavo, gubernatorius jos kraudavo autobusus ir veždavo į demokratų valdomas valstijas. Tipo maždaug, gaudykit. Į New Yorką ten dar kažkur tai, žinai. Bet kiek galima suprantinti, tai galiausiai pinigus kainuoja. Ir kas ten daugiausiai yra pietų amerikiečiai? Latinosai, masiškai. Ir net ne meksikiečiai, kurie ten daug maž tokie civilizuoti, bet tie indienai, žinai. Atstekai ir vainiai. Jo, ten tokie. Su krauju, su aukoju. Ir kurie paskui ateina, žinai, visos galvos iš tatuiruotos, supranti. Žmonės pjausto į gabalus, supranti, dantis būna nusmailinti, kad būtų galima draskyti vienas kitam gerklės. Tai tik gaujos, Dantis nusmailinti? Taip, tu ką, nematai, kaip jie atrodo? Ne. Jezus. Čia gal filme kokia nors? Kokiam filme? Dantį nusismailinsi, prasidės kariesas, tarsi emalis, saugojo danteną. Jie ilgai negyvena. Okay. Bet jie ten būna galvos, ten tatuiruočių mėlyno, supranti. Įsistato gal dantis, kaip iš domino. Algi, nuo 8 niuansų nežinau. Tai turbūt įsistato. Tada išmušti turbūt dar vaikystėje kovose. Tai po to įsistato iš domino ten arba iš ten, kas turtingesnis iš karbono. Net atrodo, jie iš viskai žvėri, žinok, visiškai. Okay. Ir tvarko, žinai, ir ten vienas iš tų demokratų kongresmenų ar senatorių, bet anyway, žinai, iš tų, ant šitų dienų, supranti, klausimą, žinai, tai maždaug, tai kuriem galam, supranti, kodėl jisai priešinasi tam emigracijos stabdymui, jis pasakė, sako, o kas daržovės rinks laukuose? Tipo, žinai, čia ateina, žinai, kad daržovės rinkti. Kas, supranti, jeigu ne jie? Teisingai, anksčiau, žinai, pas juos negrai medvilnė rinko, supranti, dabar meksikonai, žinai, daržovės turi rinkti. Nepamiršk, kad demokratų partija tai yra vargvaldžių partija. Ir šiais laikais, kai jau pradeda bujoti agrariniai žemės ūkio dronai, kurie jau iš esmės turėtų atlikti šitos darbus. Ką darysim, Audriau, kai viską už mus robotai darys? Kaip 60-iniais tose fikcijose? Aš esu matęs filmukų, kur kažkoks taip robotas, beros kinietiškas, ten pamažiukais kažkokius tai maisto daiktus skina, bet jam dar labai sunkiai sekas. Nes, ne taip paprasta, kaip atrodo. Na, žinau, kad ne taip paprasta. Gerai, nemračiau mūsų reikalų. Čia, aišku, visi supranti, bent jau mano, gal ne heiteriai, bet tokie, žinai, kur vis paklausia, mačiau, tu tikrai taip tą Trumpą myli, pasakyk dar kartą, kad jis nekaltas. Prišerino pas mane šito vieno iš Europos komisijos bosų pasakymą, kad čia prieš 5 ar 6 metus Trumpas pasakė, kad jisai negins Europos. Pasakė, jis tau von der Leyen ir pridėjo, kad jūs man skolingi 800 milijonų, žinai, už gynybą. Ar milijardų, nesimenu tiksliai. Ir maždaug, kad čia išrinks Trumpą bus šakės. Taip išėjo, kad tiesiog sutapo pagal datas, kad prieš dabar 4, tai 7 buvo, tai prieš 7 metus
kaip tik šiom sausio 17. Sakai, 17, jo. 17 metų sausio 10 ar 12 dieną Angela Merkel, kalbėdama Belgijoje, tenai, kur jie įteikinėjo universitetas kažkokį tai honoris causa doktoratą, pasakė, kad dabar prie Trumpo Europa yra maždaug našlaitė, mums teks patiems rūpintis savo gynybą, nes mus paliko žinai. Dar praėjus ten po mėnesio ar dviejų buvo NATO susitikimas, tai pirmasis, kuriame dalyvavo Trumpas. Ir tenai po jo Merkelienė rėžė kalbą, tas vadinasi Müncheno alaus palapinės kalba. Nes tas, ar tai Birfestas buvo, ar tai dar kažkas tai tokio, žinai. Oktoberfestas tenai. Nesu tikras. Gerai. Bet belen kaip tai buvo alaus palapinė pasakyta. Kad čia, žinai, čia buvo būtent po to susitikimo, kai visa Europa laukė, kad pagaliau Trumpas atvažiuos, žinai, ir čia mes visi būsim jo, maždaug, jį būsim apsupę ir jisai negalės mums akis pasakyti, kad mes esam svoločiai, nesirūpinam savo gynybą ir vis tiek pasižadėjo, žinai, kad mus gins. O Trumpas atvažiavo ir tai pasižadėjo. Tai buvo didžiulis šokas. Ir čia ir kilo tie visi supranti, žinai, kad jūs man skolingi, kas yra teisybė, kad aš ginsiu tik tai tuos, kurie laikosi savo įsipareigojimų ir kiti reikalai. Žinai. Taip pat čia visiškai nieko naujo, čia yra, kai sakoma, senos istorijos, tiesiog naudojamasi tuo metu, kai Angela Merkel tą pasakė, komentatoriai, ypatingai Britai, tą dalyką labai staigiai sudėliojo vietas, kad Angela Merkel, kuri tuo metu buvo dar savo galios viršūnėje, akivaizdžiai stumia Europos gynybos paktą. Ir tai yra, kad Europa taptų savarankiška gynybinė sistema. Europos kariuomenė, Europos ginkluotosios pajėgos, Europos ten tie visi šitie dalykai. Na, kaip žinom, šitas dalykas nepraėjo. Bet dabar mes matom tą patį judėjimą, tą pačią linkmę ir ypatingai Vokietijoje. Nes Vokietijoje per šitos, turbūt, nuo gruodžio pabaigos iki prieš tas kelias savaitės yra kalnas parašytų rimtų tekstų, rimtuos leidiniuose, tai Spiegel, Frankfurter Allgemeine, Welt ir, visuose pagrindiniuose leidiniuose labai rimti žmonės, tai yra politologai, tenai think tankų atstovai, buvę aukšti politikai, kaip Joška Fischeris, buvęs užsienio reikalų ministras. Kelia klausimą, kad reikėtų, šiaip jau Vokietijai turėti branduolinį ginklą. Ir Fischeris buvo... Taip, tas pats žaliasis. Tas pats teroristėlis. Taip, tas pats teroristas, blemba, žinai, kuris seniai prašėsi, žinai, banano per makaulę. Bet paskui tapo kaip ir tokių respektabilių politikų. Tai garbė jam, tada jau ištaisė klaidas, vadinkim, bent jau tą kryptim. Jo, bet jisgi buvo, netgi politikų buvo žaliojo, žinai, ten, kur branduolinis ginklas, tai iš vis buvo. Jisgi pradėjo, gatvės, ten šito antifa lygio. Paskui ten tas palakus dabar bijau, ar Frankfurter Allgemeine vyriausias redaktorius, ar leidėjas, žinai, ar kito ten tokio analogiško svoro, žinai, leidinio parašė, žinai, galvokime apie neįmanomą, think about unthinkable, ir maždaug, kad reikėtų, supranti, branduolinio ginklo Vokietijai. Turbūt pats didžiausias tekstas ir išsamiausias buvo Špygelyje, ten gruodžio 28 ar 29 įdėtas. Nes aš į sausio 1 išsiverčiau, įdėjau į Facebooką, kas nori gali pasiskaityti pilną tekstą. Susiradę pas mane Facebook'e. Ir ten, žinai, mintis tokios, kad, aišku, tai yra labai sudėtinga, kad bendra europinis branduolinis ginklas yra neįmanomas, kadangi kas turės teisę paspausti mygtuką, apie ką aš šneku jau turbūt kokius 5 ar 6 metus, nes ne pirmą kartą užėjo tas klausimas ir pas mus apie Europos branduolinį ginklą, žinai, Europos pajėgas, aš sakau, tvarkoju, žinai. Viskas nuostabu, supranti, bet kas turės teisę? Aš žinau kas. Spėkas. Aš. Orbanas. Tu žinau, tai nebūtų paskvailiausias dalykas. Orbanas prie visų jo, žinai, yra labai racionalus politikas. Istorija, man atrodo, jau dabar rodo, kad jis labai iracionalus. Kad mes jo nemėgstam, yra vienas dalykas. Kad jisai yra racionalus, yra kitas dalykas. Žinok, vengrai jį atmins.
Ir atmins gerai. Ir Hortį atmena, turbūt. Ir gerai atmena. Nepamiršk, kad Hortį šiaip jau tai nacių štai specūrą, supranti, likvidavo. Skorcenis operaciją darė šitą, kaip ten katapultą ar balistą, aš pamiršau jo pavadinimą. Kur Britai išdaužė prancūzų laivyną. Ne, šitą, bet Kur pagrobė Musolinį? Ne. Su glaideriais. Ne, kur užėmė į Belgiją, kur nutupė, ne? Atsiprašau, bandau parodyti. 44 metais Oto Skorcenis, jau tada jau po visų Musolinių ir kitų, žinai, jisai suringė reidą į Budapešto ten tą tvirtovės kalną, ar karališkai kalną, kur ten kalno tvirtovė yra, kur buvo Horčio būstinė. Ir tenai suviniojo Hortį ir jo tenai giminės į kilimus, sukišo į mašinas, žinai, ir kukų. Nežinau, aš. Tai arba ten kažkaip balista, ar ten, nesmė. Taip, kad, žinai, jisai nebuvo Hitlerio mėgstamas, supranti, admirolas. Bet grįžtant prie šitų dalykų. Tai va, supranti, tada, žinai, sudėliojimas, kad maždaug, kad, europinis dalykas negalimas, tai prancūzai nepasirašys į bendras pajėgas, kadangi jie apskritai net į NATO pajėgas neįeina. Prancūzai nėra šitam NATO branduolinio planavimo komitete. Jie grinai su savo, žinai, raketom sėdė. Ne Britai. Tai galbūt reikėtų vokiečiams, supranti. Aišku, ir problemų yra, supranti, bet mes pažadėtume, žinai, branduolinį skėtį, supranti, Baltijos šalims ir Lenkijai. Aš taip įsivaizduoju, kaip Lenkija, žinai, su džiaugsmu priima Vokietijos branduolinį skėtį. Bet, žiūrėk, yra niuansas. Dabar Lenkijai pasikeitė valdžia. Ir aš turiu tokį negerą įtarimą, kad tas straipsnių pliūptelėjimas Vokietijos žiniasklaidoje yra būtent susijęs su šituo, kad Lenkijoje Kačinskio nacionalistai yra nustumti nuo valdžios, kad Tusko, Sikorskio vyriausybė dabar eina, žinai, iš vis tankų, užgrobė televiziją, radiją, supranti, dabar užgrobinėja teismus ir prokuratūrą, tu net nežinai, kas ten dedasi, žinai, pas mus praktiškai nieko nepranešinėja, žinai, šiaip ten iš vis šakės. Aš nevažiuosiu į šoną, žinai. Bet jie totaliai, jie save skelbia, supranti, proeuropietiškai, kas de facto reiškia provokiškais. Ir jie visiškai nieko prieš prie Europos komisijos Europos tų visų normų pakeitimo, perėjimas prie daugumos balsavimo ir kitų dalykų, žinai, kur iš esmės valstybės praranda savo pilną suverenitetą prieš jungtinės Vokietijos, Prancūzijos balsavimo pajėgas. Vadinamoji federalizacija, okei. Taip. Ir tada supranti, ir tenai tuos pasvarstymus, aš dabar jau neatsimenu, kurių tenai vokiečių to pasvarstymus, bet jie yra, kad jeigu būtų kažkoks, tai pavyzdžiui, toksai, federalinis, supranti, Europos Sąjungos tenai vyriausiasis pats komisaras, galbūt jisai galėtų turėti įgaliojimą, žinai, raudonam mygtukui. Aišku, kol kas tai visą tai yra, žinai, pasvarstymų lygmenyje. Bet mes puikiai žinom, žinai, kada prasideda prasvarstymai pas tokius atsargius ir apmąstančius viską žmonės kaip vokiečiai. Ir kitų apmąstymų staiga atsiranda labai daug. Čia turbūt prieštarauja savo, nes tai durniausia Europos tauta. Ne, taip teisingai, bet jie visada, supranti, užsiraudavo ant šitų savo pačių dalykų, nes aš puikiai įsivaizduoju, kaip tą visą pasvarstymą mato prancūzai, kaip tą pasvarstymą mato britai, na, aš jau nekalbu apie lenkus. Aišku, kol kas, supranti, Lenkijoje nugalėję, supranti, yra Kačinskio priešininkai, bet tai, žinai, čia laiko klausimas. Bet va tie taip galvoja. Ir man baisiai įdomu, supranti, išgirs, ką mūsiškiai galvoja. Nes pas mus yra kol kas rietina, supranti, kas važiuos į ambasadoriumi Varšuvą, žinai. Tas yra visiškai nesvarbu. Ypatingai šiuo metu, žinai, turint galvoj, kad Varšuvoje, supranti, iš vis neklausimas yra, supranti, santykiai su kaimynėm valstybėm, žinai. Jie valdžios užgrobimų užsiima. Čia, žinai, 3 mėnesius palaukia, dar 3 mėnesius palauks. Bet va, supranti, koks mūsų požiūris, pavyzdžiui, į Europos federalizaciją, koks mūsų požiūris į Europos jungtinės ginkluotosios pajėgas, koks mūsų požiūris į Europos branduolinį ginklą. Palaukit, bet taigi, vargai mes mažiukai, bet balsuoti reikės. Kažkaip visi tyli, blemba. Aš nemanau, kad jie nežino apie tai.
Aš manau, kad jie paprasčiausiai neįsivaizduoja, ką aš nekėtų tokioje situacijoje, kadangi gyvenime apie tai nėra mąstę. Tai ką darysim? Eisim montuoti. Melsimės. Melsimės ir eisim montuoti. Ačiū tau. Iki. Kiek?